Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Briedis Eugenijus. 4 dalis. Sugidojo Izabelė dangišką pasaką apie Saulę ir Mėnulį ir klausė Jurgio. Na, Jurgelį meistrelė, ar supratai, apie ką šis pasakojimas? Supratau, atsakė Lakštingala Jurgis. Ši pasaka yra apie liūdnąjį Mėnulį, kuris norėjo, kad visi jį mylėtų. Ne tik apie Mėnulį, bet ir apie visus nusiminusius žmogelius bei žvėrelius, kurie gali šviesti pasaulį, bet kažkodėl nešviečia, o tik tamsina jį. Kaip tai tamsina? Nesuprato Jurgis Jurgutis. Savo niuriom, piktom, mintim, negražiais darbais, jei žmogus nešviečia pasauliui, jis yra tamsybė, paaiškino Izabelė ir įdėmiai pažvelgė Jurgiui į akis. Ar supratai? Ko spoksai? Piktelėjo Jurgis. Gal nori pasakyti, kad ši pasaka apie mane? Būtent ir apie tave, linktelėjo galvą Izabelė ir pridūrė. Jeigu tu, Jurgi Jurguti, daugiau rūpintumėsi, kaip padėti kitiems, būtum kur kas laimingesnis ir niekada daugiau nebegraužtum nagų. Nuo tokio išmintingo giedojimo Izabelė net gerklytė perdžiuvo, tad nutarė paukštelė nulėkti į lakają atsigerti, bet vos tik pasilinkė prie vandens meldose, sumirgėjo baisi taškuota žuvis ir čiupo ją į savo aštriais dantimis. Gelbėkit! Suspigo Izabelė ir ėmė iš visų jėgų sparneliais plasnoti. Tačiau negailestingoji žuvus buvo stipresnė ir pamažu išsigandusią Lakštingalą traukė į upės vidurį link grėsmingai marmanančių verpetų. Bet nelaimingasis Jurgis pasirodo ne iš kelmo spirtas buvo. Tie žmonės, kurie spardo kelmus, paskui būna labai pavargę ir nebeturi jėgų Lakštingaloms padėti. Išvydęs, kas atsitiko dailiai giedotojai, jos sužeistos sielos ramintojai, jis supyko ir it kokia lūšis, o lūšis tai katės vyresnioji sesuo liūto jaunesnioji pusseserė, o krokodilo krikšto mama, kai įpyksta būna panaši į įpykusį Jurgį Jurgutį. Ir šoko riaumodamas vandenin. Ir kaip mat ištraukė abudu. Vienoje rankoje laikė kiaurai permirkusią Lakštingalą apkandžiotom plunksnom ir kojom, o kitoje didžiulį 2 kilogramų upėtakį. Jurgi, tu išgelbėjai man gyvybę! Padėkojo Jurgeliui Izabelė. Tu pats drąsiausias ir nuostabiausias Jurgis visame pasaulyje. Išgirdęs tokius komplimentus, o komplimentai tai labai komplikuoti dalykai, sunku net paaiškinti. Gal geriau paprašykite tėvelių, kad jie vienas kitam pasakytų kokių nors gražių komplimentų. Ir Jurgutis net paraudo. Na ką tu, Izabelė, čia tik smulkmena, sumikčiojo jis. Paskui susitvardė ir pridūrė. Žinai, teisybę tu sakė apie tą Mėnulį. Tave išgelbėjęs, aš pasijutau be galo laimingas. Bet Izabelė atidžiai apžiūrėjęs, Jurgutis nejokai susirūpino. Kaip tu dabar skrisi tokia sužalota, juk tave gali pagauti alkana lapė ar smirdantis šeškas ir suėsti. Žinai ką, parsinešiu tave namo, pagyvensi pas mane, kol sustiprėsi, o tada vėl giriant paleisiu. Mielai, nusišypsojo Izabelė. Ačiū tau, bičiuli, o už tavo globą kiekvieną rytą ir vakarą giedosiu tau giesmeles, esu sukūrusi jų ne 10. Nuostabu, o šią žudikę žuvį mes įleisime į tvenkinį prie namų, piktai pakratė upėtakį Jurgutis. Atėjus kalėdams aš ją pasigausiu, iškepsiu ir skaniai suvalgysiu. Taip ir parėjo namo į gimtąjį Pažeimenės kaimą Jurgis Jurgutis, rankose nešdamasis 2 laimikius – gailestingąją Lakštingalą ir skanų upėtakį, kuris apsimetė skuduru ir kabojo nustviręs į kokią kojinį. Žuvį paleido į tvenkinį už trobos, o Lakštingalą Izabelė nusinešė į savo kambarį. Švelniai aptvarstė sulaužytą sparnelį, patupdė paukštę ant minkštos pagalvėlės, o pats nubėgo sodan ir prikasė Izabelį pietums skaniausių kirminėlių. Rūpinosi Jurgutis, net sukaitęs, kad tik toji puikioji dainininkė kuo greičiau pasveikto. Tikriausiai dar pamenate, kas nutiko Izabelės paliktam briedžiui Eugenijui. Jis atsibudo upės pakrantėje ankstyvą rytą, sužvarbęs ir sušalęs it koks dinozauras, pasipurtė ir puolė ieškoti savo gražiosios Lakštingalos. Izabelė, kur tu? Graudžiai baubė jis. Kai tave išgirstu, aš kaip mat pasveikstu. Bet Lakštutės Izabelės visoje dideliai Labanoro girioj nebalso. Čirškė čiulbėjo pulkai žvirblių, varnėnų, įvairiausių 9balsių bei 8balsių, bet Eugenijaus mylimosios tarp jų nebuvo. Ir ėmė Eugeninas blaškytis po girią sielvartingai maurodamas bei savo meilės pakrančių krūmose ieškodamas. Klaidžiojo dieną 2, o Izabelės kaip nėr, taip nėr. Ir toks skausmas, toks sielvartas apėmė jautrę briedžio Eugenino širdį, kad nuėjęs į pelkių glūdumas, jis prisivalgė mėlynių, girtuoklių, prisiuostė gailių, o gailis tai toks nuodingas, svaiginantis pelkių augalas. Gaila, bet mūsų pelkėse vis dar auga gailiai. Ir jam pasidarė labai savęs gaila. Gulėjo briedis purvynė ir bliovė graudžias dailas. Tindirindiriuška, kas ten miške triuška, gal ten koks bezdukas, o gal voveriuška.
Paskui pašoko ir puolė kaip atrakęs po pelkę laigyti bei jaunus medelius galingais ragais iš šonos vartyti. Daužėsi ir pats nepastebėjo, kaip pametė savo gražiuosius karališkosius ragus. Bet viena bėda, ne bėda. 2-3 bėdos susėda ir vieną briedį suėda. Tai briedžių liaudies patarlė. Taip ir atsitiko šįsyk. Akimirksniu iš akivaro iššoko susivėlę pelkių bezdukai. O bezdukai tai tokios priešistorinės būtybės, kurios skleidžia visokiausius gailius kvapus. Mūsų laikais tokių būtybių nebebūna, tai kvapus skleidžia visi, kas netingi. Pasičiupo pamestus Eugenijaus ragus ir į giliausius savo požemius nusitempė. Bet ko mes čia dabar pasakojame apie tuos atsiprašant bezdukus? Grįžkime geriau pas Eugenijų, kuris blaškėsi ziliojo, kol užduso pavargo ir nugriuvo po bezdo krūmų pailsėti. O bezdas tai alyva. Pasidėjo didelę galvą ant kemsyno ir užknarkė. Sapnuoja Eugeninas slido nemalonų sapną, esą jo gražioji Izabelė kažkur už 9 jūrų, 9 marių slidžių upėtakių pavirtusi, taškuota, žvinuota visoji iš akių, ašara žliaugia. Nuo tokio košmaro briedžiai visi miega išsilakstė, vieni į kairę, o kiti į dešinę. Pašoko Eugenijus Ogeninas, dairosi ir nieko nesupranta. Galvas vaiksta, plykšta po vakarykščių linksmybių. Pasipurtė girių karalis ir ūmai prisiminė Izabelę sapne žvinuotų upėtakių pavirtusią. Briedžiui net širdį nudegė. Negeras sapnas. Ar tik nebus Izabelė patekus didelin bidon? Reikia bėgti gelbėti. Tik į kurią pusę? Žvilgti Eugenijus į vieną pusę, žvilgti kitą, aplink negyvos dvasios, tik gailus girtuoklių ir bezdukų kvapas sklaidosi ore. Reikia nusiraminti, reikia suimti saveikanopas. Ėmė raminti save Eugenijus ir svirduliuodamas nukėblino prie artimiausio akivaro atsigerti. Pasilinkė po 100 kukurbezdalių, ogi žiūri, kad be ragų likęs. Tai išvydęs nelaimėlis net amą prarado. Kaipgi dabar mane mylimoji Izabelė atpažins? Ėmė žlimti beragis žvėris, paliko su karališkais ragais, o dabar žiū, kaip koks kumelys. Puolė briedis Eugenijus isteriškai pamestųjų ragų ieškoti, maklinėjo po pelkės iki išnaktų, bet niekur jų nerado. O isterija tai tokia baisi liga, kai ligonis zyzia, kandžiojasi, neklauso tėvelių arba bliauna, beje, ši liga užkrečiama. Kaip rodo istorija, isterija kartais suserga net ir bezdukai bei jiems artimos žmonių veislės. Tik vidurnaktį sutiko pamiškiai ramiai sau besiganančią karvę Anzelmutę ir pristojo prie jos baubdamas. Anzelmutė, atiduok man ragus, nes labai reikia. Atiduok, nebūk tokia karvė. Bet karvė tik sumikė it skerdžiama ir tučtojo už gretimos pievos jautis senupras prisistatė. Jauti žinia gyvulys yra paprastas, neišsilavinęs, tad jis ilgai ir nesiaiškino, kas teisus, o kas ne. Tik pakapstė kano po žemę, išleido garų kamuolį iš įsitusių šnervių ir įsibėgėjęs puolė Eugenijų. O briedis supratęs, kad iš tų ragų nebus grūdų, tai briedžių liaudies patarlė. Panašaus pobūdžio patarlių Labanoro girioje esama ir daugiau. Pavyzdžiui, šonas šyla, šonas šala, burnoj džiūsta, galvoj pūsta. Tik suskliaudė ausis jis ir movė atgal į savo kemsynus. Vos gyvas Stasį kudašių išnešė vargais briedis. Kudašius tai stebuklingas vištų organas, kuriame slypi jų gyvastis. Kai vištas puola vanagas, jos tengiasi nunešti savo kudašių į tvartą ir paslėpti. Vėliau šis žodis paplito ir tarp kitų padarų - briedžių, žmonių, bezduko ir panašiai. Bėgo net švilpdamas per brūzgynus, pelkę, šabakštynus, vakarop uždusęs ir palklaikė sustojo atokioj musmirių pridygusioje miško erčioj ir išgirdo tolimuose griežlelę griežiant. Eugenijui ir vėl tarsi peiliukas į paširdžios dūrė. Prisiminė karalius be karūno savo mylimą Izabelę ir suvokė, kad šitaip neatsakingai pelkėse beauždamas, taip kvailai medelius belaužydamas jis žvėriškai susigadino savo gyvenimą. O pametęs karališkusius ragus jis amžiams prarado ir didžiąją savo gyvenimo meilę lakštingalą Izabelę. Tad nutarė Eugeninas nebesikankinti, prisivalgyti taškuotojų musmirių ir šitaip užbaigti nelaimingo gyvenimo kančias. Prisirinko raudonų baltataškių grybų kalnelių, susikrovė pievos vidury, atsidrėbė šalia ir jau tai girdi, kažkas virš galvos ūbauja. Au, au, žvėrė be ragų, galbūt išprotėjai ar perpūtė vėjai, kad musmirės ėsti be saiko pradėjai. Pakėlė Eugeninas galvą ir mato. Tupi ant šakos pelėda, Izadora vulkanai rūbauja nei šį nei tą. Matai, Izadora,
pasigodėjo Briedis. Lengva tau ūbauti, kai tavęs meilės kančios nekankina. O ką man jaunam bernužėliui daryti? Pamilau anadien žavę Labanoro dainininkę lakštingalą Izabelę, o ji paliko mane vienišą ir nelaimingą. Ir tai dar ne viskas. Praeitą naktį kažkokie piktadariai nudžiovė mano karališkosius ragus ir dabar Izabelė manęs tikrai nebeatpažins, žlimbė Eugenijus. O be meilės mano gyvenimas neturi prasmės. Pasakė šios žodžius Briedis ir jau arčiausiai gulinčią musmirę, bet girdi akiniuotė ir vėl šaiposi. Au, au, žvėrie be ragų, galbūt išprotėjai ar perputė vėjai, kad musmirė sėsti be saiko pradėjai. Au, au, žvėrie be ragų, ragai tau nukrito, užaugs tuoj nauji, jie bus tvirtesni ir dar gražesni. Išgirdęs viltį teikiančią Izadoros dainą, Eugenijus Ogėninas kaip mat ant kojų pašoko. Sakai, užaugs? Išpūtė akis Briedis. Esi matyt dar labai jaunas gyvulys, jei nežinai, kad briedžiai kasmet ragus meta, bet paskui jiems užauga nauji dar didesni ir gražesni, paaiškina Pelėda. Tai ką, dabar turėsiu gyventi be Izabelės, kol ragai ataugs? Vėlėjame sriubauti Briedis. Geriau jau ėdo štuos šungrybius ir net kalbinėk manęs. Palaugi, nepulksta čia galvai musmirės, sulaikė jį Pelėda. Dar nepasakiau svarbiausio dalyko. Aš esu aiškiaregė. O aiškiaregiai tai tokie sutvėrimai, kurie viską aiškiausiai regi. Senovėje beveik visi buvo aiškiaregiai, o mūsų laikais tik vienas kitas beliko, nes nebėra to aiškumo, oi nebėra. Pelėda pasakė turintis stebuklingus sakinius. Su jais viską gerai matau, kas kaip ir kodėl Labanoro girioje vyksta. Gal gali žvirgterėt pro tos savo akinius ir pasakyti, kur yra mano mylimoji Izabelė? Ant kelių parpuolės maldavo Eugenijus. Žinau, kur tavo mylimoji, bet taip lengvai nepasakysiu. Prašyk, ko nori, viską padarysiu, prisiekiu savo šonkauliais, tik pasakyk, kur mano Izabelė. Kanopomis į krūtinę daužėsi Eugenijus. Ramenkė, šonkaulis susilaužėsi, sudrausmino įsimylėjėlį senoji Pelėda ir kiek pamašiusi pridūrė. Žinai, ką, brolau, siūlau mainus, išduosiu tau, kur yra lakštingala Izabelė, jei paseksi man tokią juokingą pasaką, kad net iš medžio iškrisčiau. Izadora buvo labai gera briedžių bei kitų gyvulių specialistė, sakytume savotiška miško gydytoja, ji mokėdavo juos pagydyti, liepdama sekti visokias pasakas, o liūdnas gyvulys sekdamas linksmą pasaką dažnai ir pats pralinksmėdavo, tai pasveikdavo. Nelabai šiandien man linksma, bet pabandysiu, sutiko Eugenijus, pasikrapštė kanopatą vietą, kur kadaise augo ragai ir atsiduso. Dėl Izabelės aš viską padarysiu. Gyveno kartą du kirminai – Aldonas ir Aldutė. Jie taip karštai kits kitą mylėjo, kad visą gyvenimą vienas kitą po truputėlį graužė. Taip ir šliaužėjo kirminai apgraužti it kokie graužtokiais spygliais pasiramšiuodami, subintuoti nuo galvos iki kojų. Ir pamatė kartą tuodu meilės ligonius aukštai ant šakos tupėdamas žvirblis Robertas Demiro Čirškotis. Net apsilaižė alkanas žvirbilelis, ketindamas tučto jau tuos kirminėlius sulesti, bet nusileidęs išvydo, kokie jie susigraužę, žaizdoti ir bjaurus. Užsiėmė Robertas sparnais snapą ir vos neapsvėmė. Dar nieko nemačiau tokių šlikščių nevalgomų kirminų. Gal jūs nesveiki? Paklausė Demiro. Mes esame meilės ligoniai, paaiškino žvirblį Aldutė, todėl ir mintame vienas kitu. O kodėl jūs negalite užkrimsti, tarkim, žolyčių ar gėlyčių? Stebėjosi Robertas. Paliestumėt geriau kokių kazliekų arba lepšiukų? Kas tie jūsų kazliekai palyginti su mano mylimąja? Meiliai nusišypsojo Aldonas. Jūs matyt dar niekada nesat patyręs tikrosios meilės džiaugsmų, todėl nieko apie tai neišmanote ir nėra čia jokio reikalo mudviem su tamsta čirškėtis. Žvirblis Čirškutis Demiro išgirdęs tokią užgaulę pastabą truputį įsižeidė, mat meilę jis jau buvo patyręs ir ne kartą, o 2 kartus. Robertui Demiro buvo dar tik 2 metai, tad daugiau meilių jis ir negalėjo patirti, kadangi meilė žvirblius aplanko tik kartą per metus pavasarį, kai jau reikia kur nors dėtis. Tik jo meilė buvo kiek kitokia, nei pasakoja tuodu žemės kirminai Aldutė su Aldonu. Ką jūs suprantate apie tikrąją meilę? Pratrūko žvirblis net paraudęs iš pasipiktinimo. Tikroji meilė tai toks jausmas, kai smėlyje dailiai išsikėdini plunksnas, o paskui čirški savo mylimai nuostabiausius meilės čirškalus. Matote, mes neturime plunksnų, atlaidžiai nusišypsojo Aldutė. Be to mes nemokame čirkšti.
Mylimosios mintį pratęsė Aldonas. Tad vienintelis būdas, kuriuo mes galime išreikšti meilę ir yra nuolatinis vienas kito graužimas. Taip mes ir pasisotiname ir parodome dėmesį savo antrąjį pusiai. Pakreipė Robertas galvą, pristraksėjo prie įsimylėjėlių nieko gero nežadančių straksėjimų ir gudriai prisimerkęs paklausė. O jeigu aš dabar judu meiliai suleščiau? Ne, ką jūs? Geriau pačirškėkit mums kokią žvirblių liaudies dainą. Ėmė maldauti Aldutė, slėpdamas už Aldono. Ir prieš čirkšdamas išsikedenkit plunksneles smėlyje, kad gražiau atrodytumėt. Meilikavo Aldonas ir dar dėl viso ko pasislėpė už Aldutės. Nutarė žvirblialis paklausyti žemės kirminų patarimą ir pasiruošti bei pagiedoti prieš tuodu sulesdamas. Bet to Robertas de Miro kažkur buvo girdėjęs, kad maistas pasiklausęs geros muzikos tampa minkštesnis ir skanesnis. Taip jis ir padarė. Pasikėdeno sparnelius, nusivalė snapelį ir ištraukė prieš pietinę giesmelę. Čyru vyru, žvirblis Miro, tikras vyras, mokais gražiai giedoti ir sparneliais paplasnoti. Čyru vyru, jis nebirškina kefyro ir nemėgsta kirmelių, susigraužiusių, piktų. Čyru vyru, štai kodėl jis jas naikina, kad pasaulis būtų gražesnis ir švaresnis ir meilesnis. Po šitokios dainos susėmė Robertas sparneliais nosį, išsižiojo ir vienu kąsniu prarijo abu įsimylėjėlius, o nugurkęs dar pagalvojo, ko tik nesuvalgai gražesnio pasaulio vardan, ko tik nesulėsi trokšdamas, kad įsimylėjėliai niekada vieni kitų negriaužto. Kol žvirblis prarijęs Aldoną ir Aldutę ramiai savo atrajojo, jį pastebėjo pro šalį bėgdama lapė Afroditė. Rudoji net apsilaižė, nes labai mėgo tokius sočius, skanius mąstytojus bei svajotojus. Lapė buvo įsitikinusi, kad reikia labai atsargiai rinktis ką valgyti. Jeigu suvalgai mąstytoją, manė Afroditė, tai ir pats tampi gerokai protingesnis, o jei suvalgai asilą, ištįsta ausis iki pat žemės. Įtyliai prisėlino iš nugaros ir paplekšnojusi Robertui de Miro per petį gudriai paklausė. Apie ką mąstote, gardusis jaunuolė? Kur jūsų mintis lakioja? Neseniai sušveičiau 2 labai nuodingus kirminus, mąstau, kad netrukus turėčiau kojas pakratyti. Nepasimetė gudragalvis. Jau svaigsta galva, pykina, vidurius pučia. Čirrrr! Čirkštelėjo trukinėjančiu balsu. Po tų žodžių grūvo de Miro ant žemės kaip negyvas, o krisdamas dar ir Labanoro girios orą pagadino. Jo žodžius Afroditė užuodė giliai paslėptą klastą, bet dėl visa ko nutarė pasiieškoti kito maisto. O ką gali žinoti, gal tas kvailys iš tiesų nuodingais kirminais minta arba kokius nors bulvių traškučius lesa, pagalvojo lapė. Paskui ir aš sukvailėsiu tokį netikusi maistą bevartodama. Ir nusispjovis nutipeno šalin. O žvirblis tik purptelėjo medin laimingas ir paskui kokius metus visam miškui gyrėsi, kaip išmoningai lapę Afroditę apgavęs. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.